Pramonės gatvėje ties įmonė Schmitz Cargo Bull Baltic įrengiama šviesoforų reguliuojama pėsčiųjų perėja. Įmonės generalinis direktorius Raimundas Petrauskas teigia, ne kartą kreipėsis į Panevėžio miesto savivaldybę dėl perėjos įrengimo. Mat šioje pramonės gatvės dalyje pėstieji nuolat rizikuoja. Pramonės gatvė yra labai nesaugi ties ta vieta. Ten atlėkia automobiliai nuo viaduko 70 km/h greičiu ir mūsų darbuotojai turi labai didelių problemų pereiti tą gatvę. Autobuso stotelė taip pat yra būtent net neįgilinta, jinai sustoja tiesiog kelyje ir išėjus iš autobuso tu turi rizikuoti savo gyvybę ir sveikatą ir perkirstyti tą gatvę. Įmonė Schmitz Cargo Bull Baltic parengė projektą, kurį perdavė miesto savivaldybei. Įmonė mums yra padovanojusi projektą su įvaža ir šviesoforinė pėsčiųjų perėja. Perėjos įrengimo darbai vyks 2 etapais. Pirmasis bus užbaigtas šiais metais ir kainuos apie 300 000 eurų. Anot Panevėžio miesto savivaldybės statybos skyriaus vedėjo Dariaus Linkono, pirmajame etape bus įrengta pėsčiųjų perėja, šviesoforai, autobusų stotelė ir įvažos link įmonių Schmitz Cargo Bull Baltic ir Aurida. Projektas įgyvendinamas ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis.